Labas, labas, labas. Tai noriu vėl su tavim pasisveikinti ir vėl pasidalinti su tavimi. Taigi, kuogi aš kvėpuoju, jau kuris laikas čia buvau šiek tiek atsijungusi. Na, žinoma, pasidalinau su tavimi savo senais įrašais, kurie tikiuosi tau jie pasitarnavo, pasidalink ar pasiėmei savo kažkokią vertę. Na, o šiandien ateinu ir pakalbėsiu apie tai, kas vyksta Žemėje šiuo metu su energijomis ir kokias pati praeidinėju transformacijas, kokius gilius suvokimus ir kaip matau, kaip viskas iš tikrųjų vyksta. Ir kiek leidžia mano galimybės, patirtys, pažintys su žmonėmis, tai žinoma, galbūt dar ir pasidalinsiu kitų istorijomis, nes per tą laiką prisiliečiau ir prie kitų žmonių gyvenimų. Taigi aš esu Jurgita Baltuškaitė, esu šio kanalo Sielos harmonija manija įkūrėja ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie energijas. Energijas, kurios iš tikrųjų užlieja žemę ir visai nesenai užfiksuota buvo, kiek leidžia, kaip sako, tam tikri instrumentai užfiksuoja, bet iš tikrųjų kaip yra mes galbūt nežinome, bet mes jau jaučiame savo kūnais. Tai pirmiausia, nuotaikų, emocijų, energijų svyravimais. Kodėl kalbu apie tai? Todėl, kad vis išgirstu iš žmonių, kad blogai jaučiasi, sveikata nekokia, traukia miegas, norisi daugiau poilsio, nieko nedaryti, tiesiog tinginiauti. Tai žinok, kad viskas su tuo yra gerai. Saulėje įvyko dar vienas didelis pliūpsnis ir iš 9 balų yra įvertintas netgi 8. Taigi į mūsų žemę atskries aukštų vibracijų energijos, kurios tikrai šluos viską, kas negatyvu. Ir tikrai aš ir pati bandau ir savo artimuosius bandau įspėti, kad iš tikrųjų laukia mūsų daug visko. Ir kodėl kalbu? Todėl, kad kalbu apie tai, kad ateitų kažkas nauja, reikia viską seną, tiesiog su ta energija nuplauti ir nuvalyti, kad galima būtų pastatyti, juk negalima ant sugriuvusių griuvėsių paimti ir pastatyti naują namą. Reikia viską nugriauti iki pat pamatų ir vėl viską pradėti iš naujo. Taip, kažkas galbūt galima, kaip čia sako, aplipdyti, apstatyti, bet klausimas, ar tai bus amžina? Ne. Taigi ateina tas momentas, kai dabar ir pasaulį drebina ir naujos žinios, nauja tiesa ir žinoma teisingumas ir sąžiningumas. Tai šiandien pakalbėsiu ir apie tai. Todėl, kad tai energijos, kurios yra naujo laiko ir tai bus ateityje, kaip mums kvėpuoti, kaip mums, valytis dantis, taip sąžiningumas ir teisingumas tikrai čia žemėje vyksta. Gal ne tokiu mastu, kokiu norėtųsi, bet ateityje tai tikrai bus labai dideliu mastu. Todėl kaip lygiagrečiai viskas eina per šviesą, per meilę, per gėrį ir priėmimą ir atleidimą, viskas lygiagrečiai eina ir tą kitą pusę, tai yra per tamsą, kur daug chaoso, kur daug nerimo, kur daug situacijų nemalonių, kur daug gąsdinimo, manipulacijų, spektaklių, iliuzijų, paleistų disinformacijos, labai daug visko. Tik tai tam, kad žmogų išjudinti, pabudinti iš jo gilus miego. Ir dar šiandien norėsiu pasidalinti tuo pačiu, šiek tiek paliesdama ir savo gyvenimo istoriją, nes vis labiau ir labiau supratau, kad visą patyrusią savo skausmą, tai yra patyrusią tą didžiąją pliūpsnį energijos, kuri turėjo išeiti lygiai taip pat negatyvi, turėjo ateiti kažkas tai ir naujo. Taigi mano patirtas išgyvenimas, tai kaip ir minėjau, jeigu tu klausai prieš tai mano podcastus, aš kalbėjau apie skyrybas ir supratau, kad šitos skyrybos tai yra mano jėga ir mano galia. Tai yra jų dėka aš galėjau susijungti su savo aukštesniąją savo sąmonę, su savo aukštesniuoju aš, susijungti su savo širdimi ir atverti širdį ir įsileisti į savo gyvenimą meilės energiją.
Žinoma, jinai neateina iš karto dideliu srautu, nes turbūt kūnas ir protas neišgalėtų viso to. Viskas ateina palaipsniui, tam tikrų laikų, tam tikrais momentais, per tam tikrus gilius suvokimus. Taigi, jeigu šiandien ir tu išgyvenai kažkokią labai skaudžią patirtį ir patyrei labai stiprų sukrėtimą per kažkokį tai įvykį, tai žinok, jog tai yra tavo energija. Ką dabar reikėtų su ja padaryti? Tai pirmiausia, priimti tą situaciją su didelė meile ir su dideliu dėkingumu. Ne per neigimą, ne per pasipriešinimą, ne per kaltės jausmą kitam, o tuo pačiu mes žinom, kad tai yra savo, o per priėmimą ir suvokimą, kad tai buvo reikalinga dėl tavo sielos evoliucijos, dėl tavo išsiplėtimo, dėl tavo atsiverimo, nes, kaip ir minėjau, saulės pliūpsniai bus vis dažnesni ir dažnesni, o kad iš kūno išeitų sunkios, destruktyvios, sukauptos energijos, jas reikia transformuoti. Ir būtent transformacija, būtent tas stiprus perėjimas iš tamsos į šviesą ir vyksta pačiu tuo skaudžiausiu momentu. Tuo momentu, kai atrodo žemė iš po kojų slysta, kai atrodo visas pasaulis eina prieš tave, nors iš tikrųjų taip nėra, tai yra iliuzija. Iš tikrųjų, po kurio laiko tu supranti ir priimi, jog tai yra tavo stiprybė, tavo galia, tavo pasitikėjimas. Kaip Karlas Jungas minėjo, kad visos sielos, kurios pabus šitoje žemėje, jos susijungs su savo esatimi, susijungs su savo dvasia, tai yra savo tikruoju keliu, dėl ko ir atėjo siela. Nes, kaip ir žinai, siela nusileidus, įsikūnijus į savo kūną, viską jinai pamiršta. Tai, kas ar ne buvo, ką jinai veikia, nors visas laikas yra viename, nėra atstumų, nėra skirtingų laikų, mes gyvenam vienyje visur kame, visur, visose lygmenyse ir viskas su tuo vyksta tada, kaip ir turi viskas vykti. Ir nėra jokių klaidų, nėra kažkokių tai nutikimų, įvykių, kurie galbūt gali sakyti tavo proto lygmenyje, kad tai buvo ne man, tai buvo kažkas kitas už mane padarė, tai nesąžininga ar dar kažkaip. Žemėje klaidų nėra, žemėje yra patirtis ir žemėje dabar vyksta didysis žmogaus pabudimas. Tai yra iš iliuzijos, iš melo, iš apgaulės, iš manipulacijų pabusti ir eiti į save, atrasti savo tikrąją prigimtį, tai dėl ko tavo siela atėjo. Atėjo padėti pasitarnauti kitiems, įnešti savo sukauptą visą patirtį, kuri užrašyta sielos užrašuose, aktyvuoti tai ir per tas energijas pasitarnauti žmonėms. Taigi energijos tikrai yra vingiuojančios, vibruojančios ir netgi daiktai, kurie stovi pas tave namuose ant stalo, jie irgi yra energija, tik tu nematai, bet kas jaučia energijas, tą patį gali pasakyti, jog viskas juda, tik skirtinguose tuose dažniuose, ar ne, vat mūsų kūnas energijų yra vienoks, daikto energija yra kitokia, ar ne, prieisim, paliesim medį, energija irgi yra ir jinai dar yra kitokia. Taigi, kaip šitame iššūkių pilname gyvenime, o ypač jeigu tu gyveni Lietuvoje ir dar vis klausaisi ir esi pririštas prie spaudos, kur yra žemų vibracijų energija, kur vyksta ten informacinės, daug skleidžiamas žemų vibracijų dažnis, tai yra nesąžiningumas, nėra tiesa, daug yra tai, ko galbūt iš vienos pusės ir nereikėtų, bet iš kitos pusės žiūrint pagal aukščiausią Dievo sukurtą planą, viskas vyksta labai labai teisingai.
Ir prieš keletą dienų man buvo toks labai keistas sutapimas, kai aš vykau vieną nuostabų renginį ir vykau taksi, nes reikėjo nuvykti, na, ir tam tikrą vietą, kur man nebuvo patogu susisiekti kitokiu būdu. Tai aš nusprendžiau išsikviesti taksi ir žinoma, vėlgi, kadangi aš mėgstanti bendrauti su žmonėmis, komunikuoti, ar ne, pasikalbėti, tai mane vėlgi sužavėjo tai, kad už vairo sėdėjo su labai įdomiu akcentu vairuotojas ir aš iškart paklausiau, ar jūs kalbate rusiškai, nes aš moku tik rusų kalbą. Tai va, ir mes pradėjom kalbėtis, pasirodo vyras atvykęs iš Ukrainos, prieš tai buvęs Vokietijoje, jeigu gerai supratau. Ir mes kalbėjom apie gyvenimą, apie tai, kas vyksta čia ir gera buvo išgirsti, kad labai retai, bet tikrai netgi taksistų gretose pavyksta sutikti žmonių, kurie yra pabudę, kurie jaučia, žino arba gauna kažkokią informaciją, kai supranta, kasgi iš tikrųjų čia vyksta žemėje. Ir koks įdomiausias įvykis įvyko po to, kai po mano renginio beveik 3 valandų, kur aš vykau, teko įsikviesti vėl man taksi, nes reikėjo grįžti atgal ir aš buvau nustebusi, kad išsikviečiau lygiai tą patį taksi, tai yra tą patį žmogų per programėlę ir abu buvom nustebę, nors tas vairuotojas sako, turbūt yra likimo skirta. Ir žinoma, kadangi aš visada turiu vidinę nuojautą ir tiesiai šviesiai kalbu, tai aš tiesiai ir sakau, tai galbūt aš esu tau reikalinga ar galiu pasitarnauti, jeigu yra noras kažką išgirsti daug giliau apie save ir būtent iš gimimo datos. Tai va, ir kaip tu manai, mūsų kelionė būtent ir tęsiasi būtent apie to žmogaus gimimo datą. Ir ką labiausiai nustebau ir tau noriu perduoti žinutę, kad mano toks mini ekspres ar ne analizės būdas žmogui padėjo suprasti dar kartą ir patvirtinti, kad tikrai gyvenimas mokė būti sąžiningu, nes buvo 8-tuko energija. Ir pabrėšiu, tai nebūtinai gali būti tik gimimo datoje, tai gali būti kažkur kitoje vietoje, kitoje lentelėje šitas skaičius. Ir tai, ką šiandien kalbu ir dalinuosi, ir tai, kas vyksta pasaulyje, visus mus kūrėjas, absoliutas šaltinis moko būti sąžiningais pirmiausia savo, pirmiausia mylėti save, pirmiausia rūpinti savimi, pirmiausia daryti tai, ką šaukia širdis. Gana nebedaryti, nebūti ten, kur nepatinka, nebūti ir nekęsti tų energijų sudėtingų, išeiti, išvažiuoti galbūt, netgi jeigu jūsų vidus sako, netgi šalį galbūt pakeisti, ar ne. Yra tikrai, žinau, žmonių, kurie daro labai lemtingus sprendimus ir jiems tai yra didelis iššūkis, bet iškart galiu pasakyti, tai yra jūsų sielos kelias ir tai irgi yra užrašyta būtent numerologijai. Ir šitas pokalbis su taksistu iš tikrųjų, kaip jis ir patvirtino, nors gal vyras turėjo omeny ir kitus kažkokius tai kėslus, bet žinoma, aš ir po to jis suprato, kad jis turėjo išgirsti svarbę žinutę iš manęs ir tą žinutę pritaikyti savo gyvenimo tolimesniam etapui, nors paminant mano tam tikras dar kitas jo energijas, jis paminėjo, kad aš apie tai ir svajojau, aš tai ir noriu daryti ir jūs man, ar ne, davėt tokį kaip patvirtinimą, kad pagaliau reikia man daryti, ir reiškia, aš tai, ką galvojau ir šiek tiek jau dėliojausi, tai yra ženklas man daryti. Taigi, jeigu šiandien tau iš tikrųjų irgi yra nelengva ir nežinai, ką daryti, pasiklydai, nebesupranti, kur čia ta tiesa, kur čia tas melas, kur čia iš tikrųjų man eiti, vidus irgi nejaučia, ar ne, to pasitikėjimo savimi, tos, kaip sakant, vedimo to, ar ne, tavo keliu, nors vėlgi kiekviena patirtis, kiekvienas nemalonus įvykis, kiekvienas sutiktas žmogus žino, kad tavo toj kelioniai irgi yra su tavo sutikimu
ir jis buvo ir bus reikalingas. Tik tai vėlgi, kaip tu tą situaciją reaguosi, ką irgi palinkėčiau ir pasikartosiu, kiek įmanoma su meile ir harmonija, mokant valdyti savo energijas, atskirti, kad tai yra ar mano energija, ar kito žmogaus energija, ar ne, vengti konfliktinių situacijų, vengti įsitraukimo į kovą. Vyksta ar su manim ir su visais tais, kurie daug visko žino, daug patiria. Ir su tai žmonėmis vyksta, mes pasikalbam ir mes sakom. Ir vyksta tik dėl to, kad mokėtumėm atskirti, kaip visa matrica moko mus išlikti ramiems, išlikti komforto zonoje, nuraminti savo protą, stabdyti ar mintyse ar garsiai sakyti stop ir nutraukti pokalbius. Kaip taisyklė yra mano gyvenimą, ateina žmonės, ateina situacijos, kur jie gyvena, tokiam, sakykime, lėkime, skubėjime, daug turinčių iššūkių gyvenime ir kartais įtraukia į tokius pokalbius, kad atrodo, kodėl ir ką. Ir paskui, kai tu atsisėdi vakare prieš miegą, užduodi savo pasąmoniai klausimus, pasirodo, kad atrodo jau tavo energijos praleistos, transformuotos ir viskas su jom gerai, staiga štai ateina situacija ir įvykis ir jis parodo, kad dar ne, dar ten giliai turėjai giliai paslėptą vieną ar kitą energiją, kur žmogus atėjo kaip tas prožektorius ir apšvietė ir parodė tau, o mano užduotis surasti tą energiją, pripažinti, priimti ir transformuoti. Nebėgti, kaip čia sakant, nesipriešinti, o priimti. Ir bet jeigu šiandien tau yra tikrai ta situacija, kai tau nesiseka viskas, atsisėsk ir pripažink ir pasakyk, aš priimu, aš pripažįstu, kad šiandien man yra tas laikotarpis, kai man niekas nebesiseka. Kūrėjau visatą, aukščiausios jėgos, padėkite man, parodykite per žmogų, per kažkokią reklamą, per knygą, per kitų žmonių kažkokius tai pokalbius, ką man galima būtų daryti. Ir pavyzdžiui, jeigu tu klausaisi ir į tavo širdį surezonuoja toks jausmas, taip, va šitas man reikalinga, tai tu ir turi paimti tai. Kodėl kalbu, nes mano gyvenime buvo labai daug situacijų, įvykių, kai aš nežinojau seniau, ką daryti, kai aš nežinojau, kaip man pasielgti. Aš prašiau kūrėjo visatos, kad atsiųstų žmonės ir man jie kažkokiu būdu parodytų. Ir staiga sėdi žmogus prieš tave ir pasako istoriją, vos net tavo gyvenimo lygmeniu panašią. Ir tas žmogus pasakojo tam kitam žmogui, ar ne, ką jam liepia daryti. Ir tada tu supranti, kad arba tu darai, ėmiesi čia ir dabar veiksmo, arba tu eini ir būni pasiruošęs viskam, kas gali laukti, žinoma, nemaloniausia. Antras momentas. Mus visus moko išeiti iš vaiko pozicijos, gana mesti atsakomybę kažkam kitam, o prisijimti atsakomybę už savo veiksmus pačiam. Ir priėmus atsakomybę su meile ir dėkingumu, jeigu ir su patyrei destruktyvės energijas, padarei ne taip, kaip tau atrodo, galėjai padaryti, atleisti savo, atsiprašyti savęs, pasikalbėti su savimi ir su didelė meile apkabinti. Šita praktika yra tobula šių dienų energijai. Ir jeigu tau kažkas nors pasakytų, ką tu čia darai, tai yra nesąmonė, tai aš tau galiu pasakyti, aš dabar taip ir gyvenu, aš tą ir darau.
Nes jeigu to nedaryčiau, aš negalėčiau transformuoti tų energijų, kurios turi transformuotis į teigiamą. Priėmimas, atleidimas, dėkingumas ir meilė yra tavo 4 raktai į tavo šių dienų gyvenimą. Ir rytdieną lygiai taip pat. Ir jeigu tau atrodo, kad tu ir tai padarysi ir nieks neveikia, tai čia tik tavo protui nėra įrodymo. Energetiniam lygmenyje, tam nematomam, vyksta dideli stebuklai. Ir grįžtant prie visai nesenai atvertos mano dar vienos veiklos, tai yra piešimo, dar kartą supratau, kad moteriai, kuri myli save ir gali skirti savo laiką per dieną, per savaitę galbūt po 2-3 valandas piešimui, jinai gali susijungti su savo širdimi, išgirsti ją, pajausti, išgirsti savo tikrąsias mintis, išgirsti savo intuiciją ir jos vedimu nueiti labai nuostabų kelią. Taigi esu be galo dideliam dėkingume, kad į pirmą mano rengtą susitikimą susirinko daug nuostabių sielų, kurios kai kurios net sakė, nemokėdamas piešti, nupiešė be galo gražias savo žvaigždes. Mes keliavom į nuostabią meditaciją, kurios metu įvyko daug stebuklų. Kažkas matė, kažkas jautė, o kažkas dar ir dabar mėgaujasi netikėtoms dovanoms, stebuklais arba kažkokiais maloniais įvykiais. Ir prieš man pradedant rengti eigoje tą visą procesą, tai yra renginį, ruošiantis jam, aš gavau vienos moters klausimą, o online ar bus irgi toks užsiėmimas? Tai šiandien tau galiu pasakyti, kad tikrai visa širdimi jaučiu didelį norą padaryti įrašus ir tau perduoti visą tai. Tai susidėtų iš tokių pagrindinių gal svarbių momentų, tai yra paskaita, informacija pagal tam tikrą temą, o ji šiuo metu gvildenama mano galvoje yra gausos tema ir gausos žvaigždė. Antras būtų meditacija, įrašas ir trečias būtų piešimas. Tai yra kaip nupiešti savo sakralinę savo žvaigždę ir kokie simboliai galėtų pasitarnauti būtent kiekvienai temai. Tai jeigu tave suintrigavo ir tavo vidus pajautė, jog tu galbūt norėtum į gyvą susitikimą, parašyk komentaruose, arba jeigu tu norėtum online įsigyti mokymus, mini tokį kursą, irgi parašyk, kad noriu kurso online. Žinoma, kodėl? Todėl, kad aš dar labiau sutelksiu dėmesį į tai ir prie viso to, žinoma, visada mėgstu pridėti dovanas, taigi pagal pajautimą, pagal žmonių energijas pajausiu, kokią dovaną tau pridėti galima bus prie šio kurso. Taigi šis kursas tikrai, manau, birželio antroje pusėje kažkur turėtų išsilukštenti ir pasižiūrėsiu, kokią dieną, kada, galbūt pagal orą netgi, nes turiu ir minčių tokių kitų, kitose erdvėse tą daryti. Tai informuočiau plačiau, jeigu žinočiau, jog tave domina, arba, žinoma, paliksiu savo kontaktus, tai būtinai gali susisiekti asmeninę žinutę. O grįžtant prie meno, tai kaip ir savo susitikime ir labai daug kur kalbu, kad žmonės, kurie pieštų sakralinę geometriją kiekvieną
savaitę, tai yra meno kūrinius, jų gyvenimuose ištirptų pavydas, kančia, kaltės jausmas, pyktis, agresija, smerkimas, atsirastų daug noro veikti, eiti, važiuoti, kurti, daryti, bendrauti, kurti projektus, kurti verslą, kurti bet ką, nes čia susideda ne tik linijos, ne tik specialūs geometrinės figūros, kurios reiškia kažką, bet dar ir spalvos, kurių vibracija irgi skleidžia energiją ir kelia jūsų vibracijas. Taigi bent vieną kartą arba 2 kartus tikrai rekomenduoju ateiti į gyvus susitikimus, o po to galbūt, jeigu yra noras, ir online. Na žinoma, jeigu tu esi iš kitos šalies ir nėra galimybių atvykti gyvai, tai žinoma, online irgi lygiai taip pat veikia stipriai visa informacija. Visos meditacijos, pasibrėšiu dar kartą, atstumo, laiko nėra. Tokį kaip patvirtinimą duosiu, kad mano mokytoja, mano įkvėpėja, man padedanti kartais su energijomis, kuri gyvena už Atlanto vandenyno, man padeda paleisti senas energijas, tai yra dešimtys tūkstančių kilometrų. Ir kas, jeigu galėtų pasakyti, kad tai neveikia, tai aš tau galiu pasakyti, tai veikia. Ir kaip ir viskas žmogaus sielos, tai yra sielos lygmenyje, dvasios lygmenyje, irgi yra kaip viena laiko linija, ar ne, tik žemėje mes esam įrėminti, įstatyti į tam tikrus metus, ar ne, mėnesius, dienas, ar ne, ir visa kita. Na ir paskutinį perliuką, kurį noriu užbaigiant pasidalinti, tai kad dar kartą supratau, dabar klausausi dar vieno atrasto nuostabaus įkvėpėjo, mokytojo, kurį, prieš kažkiek laiko buvau atradus, bet nebuvau galbūt tiek daug dėmesio sutelkusi, kuris kalba apie minčių galią ir apie tai, kaipgi svarbu tikėti tai, ką tu darai, tai, kuo tu tiki ir tai, kuo tu nori būti. Ir iš kitur dar esu girdėjus, iš kitų mokytojų, kad šitame naujame energijų pliūpsnyje, jeigu tu su tuo jau daug metų praktikuoji, dirbi, transformuojasi, tu gali 80% minties gale sau viską manifestuoti. Tik 20% tavo yra veiksmo. Aš netgi sakysiu ne darbo, o veiksmo, nes dirba tik tai tie, kurie galvoja, kad tik tai dirbant gali ateiti pinigai. Pinigai yra ir pinigų energija yra duota mums nuo pat gimimo. Tai yra gyvenimo energija. Tai kai žmogus džiaugiasi gyvenimu, per jį teka didelis srautas pinigų energijos. Ir pinigai teka tiek, kiek jis moka ir kaip moka su jais elgtis, nebe kaip mažas vaikas, suaugęs žmogus, kad jis žino, kad reikia ir pasidalinti, kad reikia kažkam padėti ir žinoma, mylėti save ir pildyti savo norus, ar ne, ir savo artimiausios aplinkos, ar ne, tą visą erdvę. Ir jis žino, kad kuo labiau užsiciklinęs esi ties pinigais, o ne dėl savo mylimos veiklos, kur kaip kartais netgi kai kurie mokytojai yra pasakę, kad įsivaizduok, tu turi milijardą savo banko sąskaitoje, ar ne, ką tu veiktum, ką tu tokio darytum, ką tu duotum pasauliui, ar ne, turėdamas milijardą. Tai va čia ir yra tavo mylimiausia veikla, mylimiausias tavo raktas ir jeigu dar pradžioje mane gerai išgirdai, ten, kur tavo buvo didžiausias skausmas, ten, kur buvo tavo didžiausia lūžis ir didžiausia patirtis, ten yra tavo energijos milijardo to išsiplėtimo gyvenimo džiaugsmo, kurios dėka tu galėsi padėti, pasitarnauti kitiems žmonėms kažką tai darydamas.
Taigi aš supratau, kad be visų šių nuostabių skaičių ir visos šios gražios, nuostabios, gilios išminties, kurią man davė, ar ne, tinkamų laikų ir tinkamoj vietoj, man dar atėjo ir didelis džiaugsmas, kad aš galiu per terapiją padėti moterims išeiti iš skausmo. Kodėl? Girdžiu, kaip moterys santykiuose yra nelaimingos, kaip vyrai nepagarbiai elgesi su jomis, kaip vyrai tyčiojasi, žemina, smerkia, bet jos vienintelio ir tu galbūt nesupranti. Tai yra tavo žibintas, jis tave apšviečia ir tau parodo, kad tau reikia ištransformuoti visas šitas energijas, gana kaltinti kitą žmogų. Kitas žmogus tai esi dalelė tavęs. Visus, kuriuos tu kaltini, tai kaltini savęs. Nepriemi savo, kaip pavyzdys, rankos, kojos, tu tiesiog jos atsisakai. O jinai ateina tau ir parodo tik tai tam ta dalis, kad tu ją ištransformuotum. Ir menas, meno terapija, būtent apjungus sakralinę geometriją, tai yra raktas į tavo meilę sau. Ir kaip gali vykti santykiuose? Santykiuose gali vykti taip, kad žmogus šalia tavęs esantis keisis, nes tavo energetiniam lauke, tavo psichiniam lauke, tavo visuose 7 kūnuose pradės vykti didelis stiprus valymas. Tavo kolegos išeis, tavo darbas pasikeis, tavo aplinka pasikeis, galbūt šalis, miestas, kaimynai, viskas pradės keistis. Bet jeigu tu tuo patikėsi, kad tik tu esi savo gyvenimo šeimininkas, visi kiti sutiko ateiti, žaisti tokį kaip prožektorių, kaip aktorių ir atspindėti tavo vidų. Drąsiai galiu pasakyti apie savo skyrybas. Aš tikrai žinau 100% ir iš numerologijos ir iš kitur, kad šitą žmogų aš pati pakviečiau sužaisti šitą žaidimą, praeiti pačias sudėtingiausias situacijas, pamatyti pačias žemiausias vibracijas, kokios tik yra žemėje sukurtos, pačiupinėti, pauostyti, kažką pasiimti, o kažką netgi paleisti ir sakyti ne, ne, ne. Bet šio žmogaus dėka aš šiandien esu tai, kas aš esu. Šiandien ten, kur aš esu ir tai, ką galiu duoti būtent per tokį resursą, o tu žinoma gali duoti per kitus resursus, kažkokiu būdu žmonėms, nes mes visi atėjom vieni kitiems kažką duoti, kažkas lipdyti, kažkas sukurti kompiuterį, kažkas pagaminti pianiną, kažkas sukurti paveikslą, kažkas tai pasiūti užuolaidas, kažkas tai pagaminti, nežinau, kažkokį tai baldą. Mes visi esam skirtingi, bet mes visi atėjom vieni kitiems tarnauti ir būti autentiški. Ne taip, kaip kažkas pasakė ir tu turi pagaminti 20 stalų vienodų. O dabar yra tas momentas, kai mes visi einame į tą brandą, į tą atsakomybės prisiėmimą. Ir kada ta atsiveria kanalas tos visos gyvenimo, tai yra tos visos energijos, gyvybės, šaltinio, tos dar vadinamos kundalini energijos, kai mes darome tai, kas patinka, tai, kas mus viduje atrodo širdis iš to džiaugsmo iššoks. Kai ateina toks jausmas, kai atrodo aplinkui viskas ištirpsta ir tavo aplinkoje yra ramybė, harmonija, meilė ir taika. Ir tavo užduotis, mieloji ar mielasis, net jeigu tu esi vyras, tikrai, jeigu tavo širdis kviečia piešti, būtinai eik ir daryk. Kažkada pas mane net rašė vienas vyrukas, labai noriu jūsų pamokų video, bet čia buvo labai senai, gal prieš 2 metus, aš tikrai norėčiau įsigyti ir piešti mandalas. Tai reiškia, tas kūrybiškumas būtent taip, jeigu tau norisi dainuoti, dainuok, jeigu tau norisi groti, grok pianino, akordijonu, dudele, visi menai, o jų yra ir teatras, ir fotografija, ir literatūra, ar ne, ir dailė, žodžiu, daug tų visų
šakų, jos visos kalba apie tavo susijungimą su savo esatimi. Ir kadangi aš jau pradirbau daug ir supratau ir patyriau savo gyvenimo istorijos kelią, todėl šitą energiją, kurią aš nešu su savimi, aš galiu tau perduoti, vat būtent per meditaciją, būtent per piešimą, kur tu galėsi sau atverti akis ir pamatytis pasaulį gražesnį ir spalvingesnį. Tai jeigu tau nors truputį suvirpėjo širdis ir pasakė, aš irgi noriu piešti, ir jeigu atrodo, protas sakys, taigi tu nemoki piešti, nieko tu nenupieši, aš tau galiu pasakyti, čia nereikia mokėti piešti, čia reikia mokėti turėti pieštuką rankoje, trintuką, liniuotę ir skriestuvą, na ir pasirinktinai arba akvarėlę, guašą, arba pieštukus, arba kreideles. Visa kita yra paprasta, net jeigu tau atrodo ir tu net padarysi tobulai, kaip tai atrodo, vis tiek tas meno kūrinys, jis tau pasitarnaus. Kaip gera buvo išgirsti grįžtamą ryšį po mūsų gyvo susitikimo, kai moteriai savo meno kūrinius, kuriuos nupiešė savo rankomis, savo energiją, tai reiškia tekėjo visos intencijos į tą popieriaus lapą, pasikabino kambaryje prieš save. Tai reiškia, kad iš paveikslo spinduliuoja ta energija, ta gyvybės energija, ta kundalini energija, ta meilės, šviesos, pilnatvės energija. Niekas negali nutapyti tokio kūrinio, kokį tu nutapysi. Ir eksperimentuoti galima prašyti aiškiaregių, kurie protui gali patvirtinti, kasgi vyksta su tuo kūriniu, kokią energiją skleidžia. Aš kažkuriam savo video netgi esu apie tai kalbėjusi, kad kai perkat meno kūrinį, nutapytą, arba netgi fotografiją fotografuotą, pasidomėkite, kuo žmogus pats gyvena, kokios jo gyvenime energijos, kuo jis kalba, kuo jis dalinasi, kuo jis vibruoja, nes jūs į savo erdvę parnešite energiją, kaip puodelį nulipdytą, kaip daiktą pagamintą. Taip, atrodo kažkam iš kosmoso, bet žinokit, kad tai vyksta. Ir žmonės ne veltui stato ir lipdo savo rankomis iš molio, šiaudų, iš rąstų, stato savo namus, tik tai tam, kad žinotų, kad tai yra jų energija, kad jie patys sudeda visą savo meilę ir atsidavimą tam kūriniui, kurį jie kuria. Taip pat kaip ir produktas, kurį perkate, kursą, kur mokytojas ar ne vienas sudeda vieną energiją, kitas kitą. Nors jeigu jūs pavaikščiosit iš vienų kursų kitus, tuos dvasinius kursus, jūs pamatysit, kad visi mokytojai, visi vedliai kalba apie tą patį, apie besąlyginę meilę sau ir pasauliui, priėmimą toks, koks jis yra. Tik visi per savo energiją, per savo prizmę, per savo išmintį pateikia kažkuo skirtingai, bet vis tiek viskas eina gale į tą patį. Ir čia žemėje nebėra kito kelio, kaip pagaliau pradėti mylėti save. Taigi, mieloji, jeigu šiandien tau, ypač santykiuose, turi daug iššūkių ir tau atrodo, kad kažkur girdėjai, kad įvardyjama, kad tavo partneris turi kažkokius pavadinimus, tai tau linkiu sustoti ir geriau atsigręžti į save ir galbūt ateiti pirmiausia, išgirsti analizę apie save, kokia tu esi, kokias turi dovanas, kokias stiprybės, kokias tuos gyvybės energijos šaltinius, iš kurių tu gali pasisemti ir kur minusai, kurie tave tempia į žemę, kurių tu gali jau nebedaryti tą pačią minutę, priimti sprendimą, nes kai ką galima čia ir dabar ir greitai ir tai pavyksta, kažką galbūt reikės, netgi ir pasistengti, galbūt ne iš pirmo karto pavyks. Ir po to ateiti į meno terapiją.
Ir dar užbaigiant, nežinau, ar mano sekėja mane čia klauso YouTube kanale ar ne, tai kuriai buvo nelengvas etapas, aš jai rekomendavau, žinoma, iš numerologijos pusės ką padaryti, bet ir rekomendavau, nes mes pažvelgėm, kad pasirodo vaikystėje mėgo piešti, tiesiog piešti mandalas. Jas piešti ir nežiūrėti tai, ką reiškia koks simbolis, nežinoti, ar ne? Nes vat kursą, jeigu jūs ateisit, tai ten tikrai aš duosiu pagrindinius akcentus, koks burbuliukas, trikampiukas, kvadratukas, arba kaip juos sujungiant, kokią vibraciją tą intenciją neša, reiškia, į jūsų energetinį lauką, tą energiją ir atneš, ar ne, aktyvuos. Ir ką jūs galvojat? Po savaitės turbūt rašo, aš va jau vieną atsiunčia mandalą, labai beje gražios, labai su gamta, daug susijusių spalvų ir ornamentų. Po kitą savaitę vėl atsiunčia ir tada dar dalinasi, kad aš jaučiuosi energinga, atrodo norisi tą ir tą daryti. Tikrai taip. Ir jeigu tai jūs piešite į savaitę po vieną, pavyzdžiui, 3-4, o gal 5, o gal pusę metų, jūs nesuvoksite, kokiam kitam gyvenime atsirasit. Ir aš dalinuosi tik todėl, kad aš pati tai darau ir pati tai suprantu, kaip tai veikia. O žmonės iš aplinkos visada ateis ir patvirtins. Ir vat, kaip viena kirpėja sakė, ar ne, kodėl pas mane ateina moterys pastoviai kirptis, eilės ilgiausios ir jos nori pas mane ateiti, todėl kad energijos yra harmonijos, meilės, kuriuose gera būti, kuriuose atsipalaiduoja, nurimsta protas, ateina ramybė širdyje. Nebesvarbu, kas vyksta ten už sienos. Tu žinai, kad va šitam tavo mažam pasaulyje, va šitam gyvenime gyvybės, ar ne, kuriame tu esi, tau yra gera, tau yra ramu. Ir va ta tikroji dieviškoji energija, va ta yra absoliuto šviesa, kai tu būni tyli ir tau taip gera, atrodo nieko nebereikia. Nei žinomybės, nei kažkokių tai diplomų, nei kažkokių tai kursų, nei kažkokių tai vertinimų, kažkokių tai kitų. Tiesiog gera būti čia ir dabar. Kai nurimsta protas, išnyksta visos mintis ir lieka tuštuma, ramybė. Tai jeigu tau patiko šis pokalbis mano ir pasidalintos mintys, mielai laukiu tavo laikų, komentarų, žodžio, noriu dalyvauti gyvai Vilniuje susitikime meno terapijoje su sakralinė geometrija arba noriu online mokymų. Tai bus man irgi noras augti, tobulėti ir pagal pajautimą įdėti žinias toms sieloms, kurios tikrai nori. Nieko dar neturiu paruošusi, jokių informacinių plačių aprašymų, manau, tai ateis dar diena iš dienos, nors mintys jau dėliojasi ir tikrai labai labai tavęs laukčiau. Tikrai iš visos širdies padovanok savo dovaną, nors vienintelį kartą ir pamatyk, suprask, kad galima gyventi kitaip. Ir visa aplinka keisis tik nuo tavo vidinės būsenos. Ir kol tu nepakeisi savo vidinės būsenos, kol neteisi į tą ramybę, į harmoniją, į susijungimą su savo širdimi, negalės aplink tave būti ramuma. Ir kai tik tai nurimsi tu, kai tu pajausi tą pasitikėjimą savimi, prisimsi atsakomybę už save, pamatysi, kokie dideli pokyčiai ateis į tavo gyvenimą. Ir atsisukusi galbūt po mėnesio, po pusės metų, o gal ir daugiau po metų, tu suprasi, kad vienintelis tavo lemtas žingsnis iki ko galėjo atvesti. Žinoma, kad tavo siela bet kokį sprendimą, kurį be priimtų, jinai jau tai sutiko padaryti. Todėl tikrai žinau ir jaučiu, kad daug yra sielų, kurios ateis ir įsigys nuostabų
Tiksliai dar neįvardinsiu galbūt, kaip tai vadinsis tas kursas, bet tikrai kažkas bus susiję su žvaigždėmis, nes pati žvaigždė aštuonkampė yra harmonija tarp dvasinio ir materialaus pasaulio. Ir va ta žvaigždė, kurią tu pats pati nusipieši, tai ir sukursi savo harmoningesnį ir sėkmingesnį gyvenimą. Na, o jeigu konkrečiai tave domina tokios stiprios, aiškios detalės, tai žinoma numerologija viską atskleidžia iš pilnos analizės, kurios metu tu visus sau surasi atsakymus. Na, o jeigu yra noras ne tik balso žinutę gauti, o galbūt ir online susitikti, kviečiu mielai pasikalbėti apie tai, kas tau labiausiai neramina per tavo gimimo datą ir surasti visus atsakymus, visas galimybės, kurias tu gali pasiimti. Nes vėlgi, gyvenime tau visada Dievas duoda galimybės ir tu gali jas paimti arba nepaimti. Ir pasinaudoti arba ne. Todėl aš turėdama kaip įrankį numerologiją, tai yra metodą, visada pasižiūriu ir galiu priimti sprendimus, ar man keliauti tuo keliu, ar visgi dar atidėti ir kažko laukti dar geresnio. Tai jeigu dar sugalvotum ir norėtum išmokti šio metodo, drąsiai laukiu tavęs. Kursas online yra paruoštas, tu tikrai gali jį įsigyti ir mokytis, kada tavo siela gali, jaučia, turi laiko ir žinoma, gauti diplomą ir galbūt padėti sau ir kitiems žmonėms. Taigi dėkoju širdingai, kad tu išbuvai iki pat galo, išklausei manęs, galbūt kažką tavo siela pasiėmė, suvokė, suprato ir žinoma tarnaus tavo geroviai. O ko palinkėsiu, tai visada klausyti savo širdies balso. Ir vienintelis tas insightas taip, tai gali tau reikšti visą gyvenimą, atverti į naują gyvenimo etapą, į naujus resursus ir naujas galimybės. Taigi drąsiai pasiimk ir mėgaukis tuo, kuo esi jau čia ir dabar pasiryžęs arba pasiryžusi pasidžiaugti ir būti momente čia ir dabar. Tu esi tikrai nuostabus ir nuostabi ir dar gali prisipildyti savo, ar ne, meno kūrinio arba pažinti giliau save pagal numerologiją. Gražios, stebuklingos tau likusios dienos.